Labą dieną, tai Ignalinos televizijos informacinė laida, kviečiame šią valandą būti su mumis. Prieš savaitę atominėje elektrinėje iškilmingai paminėtos pirmojo jėgainės reaktoriaus veiklos 20-osios metinės. Savo apsilankymą elektrinės darbuotojus pagerbė ir pirmieji šalies asmenys prezidentas bei premjeras. Statyti Ignalinos atominę elektrinę buvo nutarta Maskvoje 72-aisiais. Tuomet į šį objektą pretendavo ir Latvija bei Baltarusija, laimėjo drūkščiai. Pirmieji statybininkai atvyko iš Leningrado atominės elektrinės 74-aisiais. Čia pradėjo veikti minėtos elektrinės filialas. Savarankiška būsimos jėgainės direkcija įsteigta dar po 2 metų. 76-aisiais pastatytas ir pirmasis gyvenamasis namas Visagine. Bandomasis pirmojo reaktoriaus įjungimas įvyko paskutinę 83 metų dieną, o nuolat jėgainė veikia nuo 84 sausio 12 dienos. Kino juosta įamžino, kaip viskas buvo. Į elektrinės 20-mečio minėjimą susirinko daugybė žmonių. Čia buvo ne tik dabartiniai jėgainės darbuotojai, bet ir statybų veteranai, gausybė svečių. Niekam nepaslaptis buvo, jog laukiame ir visų 3 aukščiausiųjų valstybės galvų – prezidento, premjero bei Seimo pirmininko. Pirmasis pasirodė ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, kuris iš karto pateko žiniasklaidininkų apsuptį. Klausimai tik viena tema dėl visiems jau grįžusio prezidentūros skandalo. Paskui sparčių žingsnių prabėgo ponia Kristina Brazauskienė. Oriai laiptais lipa Seimo narė Kazimiera Prunskienė, šį kartą atstovaujanti Seimą ir jo pirmininką Artūrą Paulauską, kuris neatvyko. Paskutinis iš aukščiausiųjų pasirodo jo ekscelencija prezidentas Rolandas Paksas su žmona Laima. Prezidentą apspitę žurnalistai vėl kamantinėja šalies vadovą apie skandalą apkaltą Seime. Mes bandome temą pakeisti. Ekscelencija, energetikos ateitis atominės, kokia jūsų nuomonė? Tai gera. Bet tik tiek ir tebespėjome, nes šį kartą Paksą nuo žurnalistų labiau saugojo ne jo apsauga, o žmona vis už parankės tempdama prezidentą į šalį. Prasideda minėjimas, kai salėje nėra kur obuoliai nukristi, į savo vietas užima ir svečiai. Jau keletą mėnesių tvyranti politinė įtampa šalyje pastebima ir čia. Ir salėje ir vėliau pertraukos metu prezidentas su premjeru beveik nebendrauja, perskirti žmonų, kurios taip pat nesišneka. Trumpą elektrinės istorijos kursą savo pranešime išdėsto jėgainės generalinis direktorius Viktoras Ševaldinas. Pabaigoje, kreipdamas į šalies vadovus, išreiškė viltį, jog Lietuva liks branduolinė valstybė. Politikai priims sprendimą statyti 3-ąjį bloką. Tam ir sąlygos yra, ir žmonių užtenka, sakė jis. Į tribūną pakviečiamas prezidentas Rolandas Paksas. Jis pasako gana gražią kalbą. Štai keletas jos ištraukų. 20 metų amžinybės mirksnis. Tačiau būdamas čia, kur prieš 20 metų, gruodžio 31-ąją, taikiam darbui buvo pajungtas atomas, supranti, kad šis trumpas laiko tarpsnis yra didelė ir dramatiška istorija. Joje į bendrą visumą susipynė pasiaukojimas darbas, ištikimybė profesijai, ieškojimai ir atradimai, nusivylimai ir džiaugsmai, daugelio žmonių likimai ir viltis. Šiandien Ignalinos atominė elektrinė vienas svarbiausių strateginių Lietuvos ūkio objektų. Jėgainė gaminanti 4/5 šalies elektros energijos. Aš nuoširdžiai dėkoju už jūsų didį triūsą, kurio dėka šviesa ir šiluma pasiekia kiekvieną Lietuvos žmogaus būstą. Aš žinau, kad įtemptoje kasdienybėje retai skamba pakilų žodžiai, tačiau šiandien šventė. Todėl norėčiau jūsų darbą palyginti su kūryba.
Manau, kad valdyti atomą iš tikrųjų yra daugiau negu amatas. Tai žinių, aukštųjų technologijų, aukščiausios kvalifikacijos, ypatingos pareigos ir atsakomybės jausmo lydinys. Ne kartą pabrėžiau savo poziciją. Lietuva turi likti saugios atominės energetikos valstybė. Su šia nuostata ėjau į rinkimus, jos nuosekliai laikausi ir vykdamas savo kaip šalies vadovo programą. Prieš kelias dienas buvau susitikęs su darbo grupės, rengiančios atominės energetikos tęstinumo Lietuvoje studiją vadovu profesoriumi Jonu Giliu. Man malonu konstatuoti, kad mokslininkų skaičiavimai rodo, kad mūsų valstybei tikslinga plėtoti branduolinę energetiką. Ekonominių požiūrių modernios atominės elektrinės statyba ir eksploatavimas valstybei kainuotų kur kas pigiau negu nauja dujas naudojanti šiluminė jėgainė. Aš tikiu, kad Lietuva sugebės apginti savo žmonių interesus. Aš kviečiu jūs optimistiškai žvelgti į rytdieną. O iškilę šios dienos progą dar kartą dėkoju jums už pasiaukojimą ir profesionalų darbą. Linkiu kuo geriausios sėkmės, sveikatos, tikėjimo, kad ateinanti diena atneš į mūsų namus daugiau džiaugsmo ir gerovės. Deja, po gražios kalbos jo ekscelencija neišvengė politikavimo. Elektrinės generaliniam direktoriui teikdamas paveikslą su prezidentūros atvaizdu pastebėjo, jog tame pastate dirba jau trečiasis prezidentas, o toliau jau nevalstybinę kalbą pridūrė. Некоторые политические оппоненты, которые бы не хотели, чтобы третий президент там работал, те или другие оппоненты, наверное, тоже не хотят, чтобы третий реактор работал у вас здесь, в Игналине. Но я уверен 100%, что и третий президент, и третий реактор будут работать. Atominės elektrinės 20-mečio proga jos vadovai valstybės vardu buvo apdovanoti Lietuvos ordinais, kuriuos įteikė pats prezidentas. Ordinų už nuopelnus Lietuvai komandoro kryžiumi apdovanotas jėgainės direktorius Viktoras Ševaldynas. Karininko bei riterio kryžiais apdovanoti technikos direktorius Genadijus Negrivoda, jo pavaduotojas Jurijus Jevplanovas bei reaktorių cecho viršininkas Vygandas Galkauskas. Dar 5 elektrinės darbuotojai apdovanoti prezidento padėkos raštais. Elektrinės personalas sveikino ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko padėkos raštus grupiai darbuotojų įteikė Kazimiera Prunskienė. Į tribūną pakviestas premjeras Algirdas Brazauskas prisiminė atominės elektrinės statybos dienas bei pirmojo reaktoriaus paleidimą. Visuose tuose įvykiuose sakė pats dalyvavęs. Prisiminė daugelį įvykių, kurie vyko šitoj teritorijai prieš 30 metų, prieš 25, prieš 20 metų, kada man teko taip padalyvauti šitam istoriniam įvykiai, kada iš tikrųjų elektrinė pradėjo gaminti elektros energiją, buvo sinchronizuota į visą energetinę sistemą. Ir tai buvo didžiulis įvykis Lietuvoje. Sakyčiau, didžiulis įvykis iš viso, Europoje. Dėl kad tokio galingumo, tokio našumo. Vienetinis blokas, energetinis reaktorius, tai buvo unikalus dalykas, unikalus atvejis ir buvo labai gerai, įvykdyta šita užduotis. Baigdamas jau rusų kalbą, premjeras sakė, kad nei Visagino, nei elektrinės ir jų problemų Vilnius neužmirš, tačiau apie trečiojo bloko statybą kalbėjo santūriai, nieko nežadėdamas. Premjeras dar vieną grupę jėgainės personalo darbuotojų apdovanojo vyriausybės padėkos raštais. Iš Rusijos specialiai minėjimą buvo atvykęs ir buvęs atominės elektrinės direktorius Lukoninas, kuriam vadovaujant ir buvo prieš 20 metų paleista elektrinė. Tarp kitų kalbėjusių buvo ūkio ministras Petras Čėsna, Utenos apskrities viršininkas Vilius Cibulskas, mūsų rajono meras Bronis Ropė. Meras prisiminė, kad beveik visus 20 metų elektrinėje rajonas dirbo drauge, o išsiskyrus jokių didelių problemų vieni kitiems nepaliko. Pajuokavo, kad jei elektrinė ir Visaginas vėl norės grįžti į Ignalinos rajono glėbį, mielai bus priimti. Kreipdamasis į prezidentą ir premjerą, meras ragino padaryti viską, kad ateinantys Europos pinigai nepraeitų pro šalį, tarnautų šio regiono žmonių labui.
Ragindamas neužmiršti gamtos, Ropė Ševaldyno įteikė paveikslą su Aukštaitijos nacionalinio parko vaizdu. Jėgainės vadovas į mūsų mero kalbą ir dovaną atsiliepė gana originaliai. Наша станция носит имя Игналинской в честь города Игналина. Наверное, многие знают, что по старой литовской легенде Игналина состоит из двух слов – Игнас и Лина. Это были юноши и девушки, которые очень любили друг друга. Хотя мы теперь находимся как бы в разных самоуправлениях первый год, но я считаю, что и Висагинас, и Игналина будут и дальше любить друг друга. Спасибо, господин мэр. И хочу вам также подарить нашу юбилейную медаль. Преподнести, пожалуйста. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau nei 400 branduolinių reaktorių, dar 30 yra statoma. Mesgi šiemet pirmąjį bloką, kurio jubiliejų švęstas, uždarysime. Pagal resursus jis galėjo veikti dar 10 metų. Tarp oficialių sveikinimų ir kalbų, kad nebūtų labai monotoniška ir nuobodu, minėjime pasirodė garsieji Visagino gimnastai, Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionai. Grojo ir dainavo Visagino saviveikininkai, kaimo kapela, kiti šokėjai, dainininkai, muzikantai. Praėjusį savaitgalį rajono keliais vyko auto ralis Visaginas 2004. Taip jau sutapo, kad šio 11-ojo tarptautinio Visagino autoralio pradžia buvo tą pačią dieną, kai minėta atominės elektrinės jubiliejinė sukaktis. Todėl važiuodami iš elektrinės susukome ir į Visaginą. Prie Aukštaitijos viešbučio buvo įsiveikiavę kelios dešimtys lenktyninių automobilių. Nors spaudė kokių 15 laipsnių šaltys, visi kantriai laukė kiek vėluojančio Lietuvos prezidento Rolando Pakso, kuris turėjo paskelbti autoralio pradžią. Pagaliau prezidentas lydimas šūksnių Maladec pasirodo. Jis beje dėl pažadų statyti trečiąją atominės elektrinės bloką Visagine yra gerbimas vadinamas antruoju Antanu Sniečkumi, todėl skirtingai nuo kitų Lietuvos vietovių čia nesulaukė jokio priešiškumo. Nuotaika gera, todėl atidarydamas autoralį leidžia savo ir pajuokauti. Man toks įspūdis susidaro, kad man reikėtų keisti profesiją, vietoj lakūnų tapti realistu. Visiškai nesenai man teko sutikti realistus, dabar išlėdėti. Na ir norėčiau palinkėti jums, kad nugalėtų stipriausias, kad jūs garsintumėt Visagino miestą, kad jums sekstųsi, kad jūsų mašinos negestų. Jo ekscelencijai suteikta teisė duoti ir simbolinį startą pirmajam auto ekipažui. Šių metų ralyje dalyvavo 59 dalyviai. Varžybos vyko 2 dienas, trasų ilgis beveik 192 km žiemos keliais. Lenktynininkams teko veikti 8 greičio ruožus. Pirmieji greičio ruožai žvyrkeliais ir Rimšę ir atgal vyko naktį. Antros dienos etapai vingiavo Dūkšto Salako apylinkėmis. Tarp ralistų rungtyniavo ir garsiausias mūsų krašto lenktynininkas nuo Salako Audrius Gimžauskas. Susumavus abiejų dienų rezultatus paaiškėjo, kad šiųmečių Visagino ralio nugalėtojai tapo ir Visagino taurę iškovojo Roko Liteikio ir Renato Vaitkevičiaus ekipažas. Antrąją vietą užėmė Saulius Girdauskas ir Audrius Šošas. Trečiąją Evaldas Čirba ir Audrius Pivoras. Audrius Gimžauskas su Kęstučiu Girštautu liko 5. Šiemet kartu tai buvo ir Lietuvos autoralio čempionato pirmasis etapas. Reportažą, kurį dabar matysite, mus paskatino parengti vienas antradienio auto įvykis. Pats autoįvykis Ignalinos miesto atgimimo ir Aukštaičių gatvių sankryžoje yra tik techniniais, tai yra, kai žmonės nenukentėjo, apgadinti vien automobiliai. Beje, iš karto 3 autoįvykio priežastis slidi gatvių danga. Šioje sankryžoje vien ledas padengtas sniego koše, stabdyk nestabdęs, nieko neišeis kaip neišėjo ir šio incidento dalyviams. Dažnas vairuotojas pasakys, kad Ignalinos miesto gatvės, o ypač sankryžos yra tiesiog pavojingai slidžios. Taip manė ir viena iš šio įvykio dalyvių vairuotoja iš Utenos. Ignalina baisu. Baisu, va čia kelias visas baisu. Tikrai baisu. Sakau, važiuoju ir baisu. Mes sakau, paušiai prieš tai bandėm neįmanom. Nuo to kauno, ten yra toks kaunas prie bažnyčios užvažiuoti. Tai kaip užvažiavom, tai viskas. Sakau, ten visai, tai galėtų kažkiek vis tiek. Matos, kad visai nevalyti, nieko. Ėmėmės aiškintis, kodėl gatvės prastai prižiūrimos, blogai valomos ir barstomos. Pirmiausia, paprašėme rajono kelių policijos komentaro. Situaciją reikia pastebėti Ignalinos
gatvės yra gan sudėtinga, kadangi eismo sąlygos, ypatingai sankryžose, tikrai yra nepakankamai geros, kadangi yra važiuojamoji dalis padengta ledu. Ir konkretus pavyzdys vakar, būtent dėl slidžios kelio dangos įvyko autoavarija, apgadintos 3 transporto priemonės buvo. Todėl kelių policijos nuomonė būtų gerai, kad būtų gatvės prižiūrėtas geriau. Tai ta prasme, kad būtų pabarstytos būtent pagrindinės sankryžos. Tiesiogiai gatves valo ir barsto uždaroji akcinė bendrovė Kompata, tačiau jos vadovai visada teigia, kad jie gatvėse dirba tik tuomet, kai pasako miesto seniūnas, mat už gatvių priežiūrą moka būtent jis. Seniūnas Aleksandras Zaveckisgi ir sutinka, ir ne. Žinoma, aš paneigti negaliu, kad nėra slidu, vietomis yra tikrai slidu. Ir norėčiau vieną paneigti, kad miestas tikrai yra barstomas, o vakar jis buvo barstomas 2 kartus. Iš ryto buvo pabarstytos sankryžos, o dar dieną buvo barstomos visos gatvės. Šiaip šį darbą atlieka mūsų, įmonė, savivaldybės įmonė Kompata, su kuria yra sudaryta sutartis žiemom darbam ir jie sprendžia, kada barstyti, kada nebarstyti. Kada valyti, kada nevalyti. Kompata turėtų valyti be jokio, sakykime, dar atskiro kiekvieną dieną derinimo su jum. Visiškai teisingai, Kompata valo be derinimo, štai ir šiandien miestas valytas, yra dabar dar valomos šalutinės gatvės ir niekas su manim tikrai nieko nederina. Ir čia tiesos neradome. Ainošius pasiuntė pas Keipošių. Šis žinoma uždaroji akcinė bendrovė Kompata. Bendrovės direktoriaus pavaduotojas Antanas Razgūnas mums rodo sutartį su seniūnija, pagal kurią jie gatves turi valyti tik labai sningant ar pustant. Pagal kitą popierių Kompata šiais metais turi nuvalyti 182 km gatvių mieste, už ką bus sumokėta beveik 11 000 litų. Šie pinigai gauti laimėjus konkursą. Aritmetika tokia. Miesto gatvių ilgis 23 km. Išeitų, kad per metus kiekviena gatve komunalininkų valymo mašinos gali pravažiuoti tik po 8 kartus. Dabar jau nuvalyta 310 km ir pasak Razgūno, lygiai pat naujųjų metų į gatves jie gali ir nosies nekišti. Musgi labiau domino, kas kita, kas sprendžia, kada, kaip dažnai ir kurias gatves valyti. Ar tai, kaip sakė seniūnas, išimtinai Kompatos reikalas, ar vis dėlto, kaip daugelis teigia, viską reguliuoja seniūnas. Taip, patam susitarime numatyta, kad, valymo nuo sniego ir barstymo būtinumą turėtų apspręsti mūsų tarnybos, kadangi mūsų tarnybos pradeda naktį apie 3 valandą dirbti. Bet, kadangi nėra tiek lėšų, kad galima būtų išvalyti visą miestą pastoviai, tai derinama tik tai tokiais atvejais, jau valoma, kai labai kyla pūgos, kai barstoma, kai jau labai slidu, barstomos atskiros gatvių dalys, sankryžos ir panašiai. Nes šįmet ir taip jau 1 metai, kur valomas visas miestas. Tai yra 23 km gatvių kiekvieną kartą. Iki šių metų būdavo valoma pagrindinės gatvės, tai yra 8 km ir esant jau didesniam kokiam, tai jau nepravažiuojamų kelių kiekių ir ką, tai tik tai būdavo kitos valomos. Tai praktiškai šįmet reikia lėšų, jeigu lyginant su 3 metais, kur tai 3 daugiau. Žodžiu, aš kaip supratau iš jūsų, tai kada trūksta lėšų, o dabar yra būtent tokia situacija, kai jų trūksta, jūs prieš valandą derinat su seniūnu. Taip, daugumoje mes prieš valandą jau arba iš vakaro derinam, arba, kartais vakare valom derinam, kada susidaro jau tokio pažliugusio sniego kiekis gatvėse. Tada vakare valom, derinam su seniūnu, taip jau aptariam bent. Po šių pokalbių dar vis neaišku, ar gatvės bus valomos ir barstomos geriau. Už tai aiškus seniūnijos ir Kompatos nesusišnekėjimas, pirštais rodymas vienas į kitą. O kai du nesutarė, visada kenčia trečias. O tas trečias, tai mes visi. To nesusišnekėjimo pavyzdys ir seniūno bei Kompatos direktoriaus pavaduotojo atsakymai į mūsų klausimą dėl galimybės gatves valyti su automobiliu turinčiu metalinę šluotą, kuri neleidžia susidaryti ledo sluoksniui.
Kadangi mes naudojam mieste tik tai buldozerius arba tuos vadinamus peilius, reiškia šluotos metalinės nenaudojamos, jų kompata netgi neturi. Jūs metalinių šepečių nebeturi. Mes turim, reiškia, tokį metalinę šluotą, bet tai, reiškia, šitą priklausytų, jeigu tai būtų, mes galėtume tą pasiruošti, jeigu tai rudenį būtų pasirašoma tokia sutartis, kad mes, reiškia, pastoviai turėsim su metaliniais šepečiais valyti gatves ir mes tada žinotume, nupirktume tuos šepečius, jie maždaug tarnauja 10 dienų ir kainuoja 1000 litrų. Tai dabar tą sutartį, kada sudarot rudenį, tai diktuoja sąlygas seniūnija? Nu taip, reiškia, abi pusės tarėsi, bet vis tiek pagrindė, tai kas moka pinigus, tas užsako ir muziką. Šie paskutiniai žodžiai matyt situaciją išgrynina iki galo, nors pagal sutartį visus valymo reikalus turėtų spręsti kompata, tačiau realiai, kada ir kaip gatves valyti vis dėlto sprendžia ponas Zaveckis, o jis, pasak daugelio, žmogus sunkus. Jeigu kalbinti valdininkai šneka dar su gera diplomatijos doze, tai vienas kompatos darbuotojas supažindytas su seniūno teiginiu, kad jis neva nieko nereguliuoja, tiesiai šviesiai taip ir pasakė. Nesąmonė, kad leistų mums patiems tvarkyti valymų, mes patys įtvarkytum. Seniūnas kada pasako, o paskiau nesrašo. Sako, aš neliepiau valyti, kam jūs išvalėt. O siužeto pabaigai toks reziumė mums rodytose sutartyse ir kituose dokumentuose mirga vien skaičiai, kilometrai, pinigai, kas be abejo labai svarbu. Bet visai nieko nekalbama apie kokybę, juk paslauga pirmiausia turi būti kokybiška. Kas iš to, kad valymo mašinos tuos kilometrus nuvažiuoja, pinigus sudegina, o pravažiavus tokiai mašinai nėra jokio skirtumo gatvėje, ne pusvalandžiui, ne 5 minutėms. Kvaili ir vyriausybės normatyvai dėl kelių ir gatvių valymo, ten vėlgi tik kartai, kilometrai, bet ne kokybė. O tuomet lūžta kojos, rankos, daužomi automobiliai ir kaltų nėra. Spūstelėjus didesniam šalčiui, ne vienam žmogui tai baigėsi nepataisoma nelaimė, o gydytojams naujais rūpesčiais. Šią savaitę prieš tai spaudę šalčiai atlėgo, tačiau jie paliko skaudžius pėdsakus. Rajono ligoninėje vėl padaugėjo žmonių apšalusių kūno galūnės. Ar daug į tokią bėdą patekusių teiravomės ligoninės chirurginėme skyriuje. Šiais metais, kaip nekeista, šiek tiek mažiau. Gal dėl to, kad buvo trumpesnis toks šaltas žiemos periodas, bet yra sunkių nušalimų ir manau, kad dar bus šiemet. Kiek dabar tokiu atveju turėjote jau nuo naujų metų? Paguldytų į ligoninę turėjom 3 ar 4. Kur būna nelabai sunkus atvejai, tai neguldot? Be abejo, jeigu yra paviršinis nušalimas, tai mes neguldam tokiu, gydom ambulatoriškai. Na ir vis dėlto, kaip sakant, visada reikia mokytis su savo klaidų. Kiekvienais metais tie nušalimai būna, bet vis vien ateina kita žiema ir vėl tas pats kartojasi. Kame čia priežastis ir kokios apskritai priežastys tų nušalimų? Nu, pagal statistiką ir pagal mano stebėjimus ilgamečius, tai pagrindė vyrai. Pagrindė vyrai vidutinio amžiaus, kaip nekeista. Ir dar ne vieną sunkesnį nušalimą nesu matęs blaiviam. Praktiškai visi nušala, kurie giliau nušala, su audinių nekrozė vadinama, nušala neblaivus. Kokia galimybė yra, sakykime, nušalt galūnės blaiviam? Blaiviam be abejo šlapia avalynė, šaltas oras, nebūtinai neigiama temperatūra, galima netgi prie teigiamas temperatūros nušalt, bet tie nušalimai būna paviršiniai ir jie didesnio sunkumo gydymai nesukelia. Vienoje iš ligoninės palatų kalbinome nukentėjusį, kuris nušalo kojų pėdas, iš dalies jas teko amputuoti. Tai kaip jums dabar čia ta nelaimė atsitiko? Sniego buvo labai daug, 1,5 kilometrų praėjau. Prisėmiau batus ir prisimtais batais atėjau namo, o kambarys buvo porą dienų nekurentas ir atsiguliau, užmigau, bet nečilo kojos. Kojos nečilo ir dabar finalas toks. Tai aš turėčiau ir tokią dalyką paklausti, ar buvot blaivus? Blaivus buvo. Kiek vėliau žmogus vis dėlto prisipažino, pasakė tiesą, kaip buvo. Užmigau biškai išgėręs, taip, išgėręs. O
O rytojaus jau kojų nejaučiau. Iškart kreipėtės pas gydytojas, iškart kreipėtės? Dar kitą dieną. Dabar jau rimtos komplikacijos, operacijos reikalingos? Taip. O jūs dirbantys ar jau pensininkas? Dabar bedarbys. Darbingo amžiaus dar? Dar darbingo. Dabar visai bus prastai, kada, jeigu ten amputacija dalinė bus? Taip, prastai. Dar tik sausis baigėsi, žiema karaliaus dar gerą mėnesį ir šalčiai greičiausiai ne paskutiniai buvo, todėl grįžkime prie pokalbio su chirurgu, kokie požymiai, kad nušalo ta ar kita kūno dalis, ką ir kaip reikia daryti tokiu atveju. Be abejo, reikia stengtis, kad avalynė atitiktų oro temperatūrą, kad kojas liktų sausos, neperšlaptų vandenį, pavyzdžiui, ar dar kažkas. Jeigu yra nušalimo požymiai, pagrindiniai požymiai, pradiniai nušalimo yra toj, kad nejaučia dažniausiai pirštų, rankų arba kojų, gali nušalti ir nosis, ausis. Daugiausiai išsikišusios kūno dalis, taip sakant. Pradeda nejausti. O kai jie pradeda atšilinėti, pavyzdžiui, atėjus į patalpą, prasideda deginantis skausmas tose vietose. Tai pagrindiniai požymiai, o pradiniai. Kai yra nušala gilesnė audiniai, tai audinių jautrumas nebeatsistato. Atsiranda pūslės, gali būti jos skaidrios pūslės, jeigu negilus nušalimas, arba tai vadinamas juodas, krūvino skysčio pripildytas pūslės pradžioje. Nu, vėliau jau vis tiek patenka į ligoninę, vėliau jau prasideda mūsų problemas ir kaip tos ligoninės galų galia pagydyti be rankų, kojų, pirštų taip trumpinimą arba netgi visus galūnės amputacijas, kaip ir dabar reikės daryti šiandien. Sakykime, jeigu žmogus sugrįžo į namus ir įtarė, kad kažkas tai negerai, kad jis apšalo ten vieną ar kitą kūno dalį, kokią pirmą pagalbą, ką jis turėtų pirmiausia daryti? Nepatartina trinti, kaip dažniausiai liaudis sako, spiritu trinti tas galūnės stipriai. Nepatartina. Geriausiai gerti daug karštų skysčių. Jau namie galima ir alkoholio šiek tiek išgerti nedaug. Į arbatą įpil šaukštelį kitą, pagerėja kraujotaka. Ir geriausiai, kai organizmas sušyla iš vidaus. Galima tiesiog sausą šilumą ant tų galūnį, bet nelabai karštą. Patartina suvinioti į kaldrą ir kad galūnė sušiltų savaime. Ta ranka ar koja. Ir matot, jeigu yra gilesnio nušalimo, neatsistata kraujotaka, neatsiranda jutimai, tada be abejo reikia kreiptis į medikus. Žodžiu, nušalusių galūnių jokie trinimai yra negalimi, nes šiaip tai liaudį yra paplitęs, kiekime, arba degtinė, spirito, arba sako, sniegu reikia patrinti, arba dar kažkas tai tokio. Bent jau nepatartina, taip pasakykime. Didelės bėdos gal ir nebus, bet nepatartina, aš sakiau, kaip geriau daryti. Taigi, lyg ir viskas aišku, lyg ir žinome, kaip saugotis nuo nušalimų, tačiau istorijos vis kartojasi ir tik nuo kiekvieno mūsų priklauso, kad geras žiemos šaltukas būtų vien žvalumo šaltinis, o ne traumų ir skausmų priežastis. Žmogus į gyvenimą žvelgiantis su šypsena yra dosniau to paties gyvenimo apdovanotas. Toks žmogus kitų mėgiamas, būna žinoma ir nesuprastas, tarp rūškanų veidų keistai atrodo besišypsantis.
Mūsų pašnekovė Genutė, taip ji draugų buvusių bendradarbių vadinama, prisipažįsta iš prigimties esanti optimistė. Kaip ji pati sakė, nuolat besišypsanti ir mėgstanti bendrauti. Ja užklupome šeimininkaujančią virtuvėje, mat artėjo pietų metas. Buvome ir mes svetingai pakviesti čeburėkų paragauti. O susėdus prie stalo, mūsų kalba pirmiausiai nukrypo apie tai, kas labiausiai džiugina, kas brangiausia Genutei. Kalbėjome apie savo motiną mylinčias rūpestingas dukras Vilmą bei Laimą. Ir labai geros mergaitės, labai visiems linkėčiau tokių vaikų. Labai jau nepalieka mane niekaip, jau skambina, neatsiliepiu, tai kaiminėms skambinu, kur aš dingau. O čia skambina šitam kaimynui, ar mato, kaip aš čia vaikščioju. Ne, labai geros mergaitės, sakau, kad tokių mergaičių turėtų visos, tai linkėčiau tokius berniukus įsiauginti. Nemažygėjau, ar ne? Bet išduokit paslaptį, kaip reikia auginti, kad jie būtų tikrai tokie šaunūs vaikai? Nu, aš nežinau, kaip pasakyti. Kaip čia pasakyti, aš augau dideliai šeimų, 6 vaikai. Ir va taip visi išaugom, nei vieno chuliganų, nei vieno vagies, nei vieno niekogi, visi normalūs, nei vieno pijoko. Nu, va iš tokių šeimus, gal už tai, kad dideliai šeimus, po karo labai vargų daug matėm, kaip ir visi. Duonos nebūdavo nieko. Nu ir kaip tai, mamą labai griežtą turėjau. O jūs pati ar griežta buvote? Taip. Taip, atsimenu, mergaitė sako, žinai, sako, vis tiek tu mumis, sako, ne taip augini, kai kitos nieko nesako. Man jie net, nu nežinau, aš va tokios staigaus būdavo tokia, bet aš atsileidžiu greit, nu vis tiek į savo vaikai. Myliu labai mergaitės, labai, kad nežinau, geresnių aš nenoriu. Ir jūs jau sakėt, kad jūsų mergaitė viena yra ir meno sielos žmogus, ir piešia, o jūs pati gal perdavė tokį dalyką? Labai norą turėjau kaip į mokyklą, jau atsimenu, nebuvau tadagi popierių nieko, tai laikraščiai va tokį buvo biskį didesnis, va tokis baltas, va tai ant tų vis pripieždavau. Visur aplinkui, va sąsiuviniai, kur jau reiškia išnaudojami, visus tai lieka tokie, nu, tie paraštė, kaip čia vadina, tai būtinai ten išpiešiau. Labai mėgdavau, nu paskui, nu, labai mėgdavau, labai norėjau, mano noras buvo, labai norėjau muzikos. Pianinu labai norėjau grot, labai norėjau šito grot akordeonu. Norėjau labai dviračių išmokti, tai tik liko vienintelis dviračiais išmokau ir tai ant svetimų važiavau ir susikūliau ne kartą. Nebūgi po karo, nu kurgi. Muzikos, nu tai tik tai svajonė. Būdavau mokyklui Dapolampian su savo drauge, biskį pianinu atvedam baladuot, kaip pamatų ir išvėjėgė. Nu tie laikai buvo. Nu tai už tai mergaitė, va, iš ta mergaitė, kur prie menų, tai va ir akordeoną lankė čia muzikos mokyklą. Irgi, nu mano ta kita irgi prie menų, bet nu sakau, bet į mano šeimą nusidavė jūs abi, mėgstam visos. Bet kaip šaunu, kai savo svajoniai matot vaikuose, tai yra įgyvendinta, yra jūsų vaikuose, ar ne? Ir sako, kol maži vaikai labai sunku juos privers, sakykime, įdiegti, kad to reiks kažkada, o jūs ar nesunkiai su jom sutardavot, kad reikia? Nu, kažkaip tai tikrai nepasakyčiau, kad aš sunkiai. Nu, aš nežinau, nu kas, aš jom padėdavau pačioj pradžioje, kaip į mokyklą jau kurį supratau. O paskui kokio 5-6 klasį matematikos gitos, visai kitaip, nu, vat jų nereikėdavo versti. Jūs pačios mokys. Visko buvo ir subardau, ir visko buvo, nežinau, kaip sako, vaiką augina, negalima bart, negalima ten ir suduoti, nu kaip negalima, jeigu nesąmonę daro. Reikia sudraust. Sako, vien žodžiu reikia auklėti. Na, ir sako, nesvarbu, kas sako. Mano mama kaip auklėjo, tai tik pabandyk, pasako, neik, arba tą valandą pareik, va tik pabandyk nepareit. Jeigu tik parėjau vėliau, žinau, kad gausi. Visada šitai. Labai griežtai auklėjau. Tai kurgi 6 vaikai. Ir nemylėjot mažiau mamos už tai, kad kautavot. Vis tiek jinai buvo pati geriausia. Nu vis tiekgi mamalė, tik tai vargo žmogelis, kaip atsimenu. Vargas. 6 vaikus. Vienas tėvas dirbo. Vargo labai matėm daug, tai gal už tai taip ir, nežinau. Aš kaip pasakau savo mergaitėm, kaip šitaip aš augo, tai mamyt negali būti. Netiki jos. Sakau, netiki, paskaitykit knygas, tai žinos. Bet skundžiasi žmonės, kad ir dabar labai sunkus laikai, ir dabar pusbadžių gyvena. Ar galit palyginti, kaip jūs gyvenat ir kaip dabar gyvena? Nu, aš nežinau, va čia vadaleiskim, mano gatvėje, tai čia nėra taip, kad labai, bet aš žinau, kad to gyvenu, bet man atrodo, tie gyvena labai, kur gal kad prasigėrė labai. Bet aš niekaip nesivaizduoju, iš ko galima gerti, jeigu darbo neturi. Niekaip šito neįsivaizduoju. Bet paradoksas, darbo neturiu, o geria. Taip yra. Nu, aš taip anksčiau nebūdavau. Nu, aš nežinau. Aš gyvenau ne kaime, visą laiką mieste gyvenau, tai ten mūsų gatvėje, kur aš gyvenau, tai buvo visi biedni.
Pas visus tik gal pas 2 buvo, po vieną vaiką, o taip 6, 7, nežinau, net 12 turėjo. Tai aš kai pagalvoju, taigi va tada tai tikrai vargas buvo. Bet neidavo vogt, neidavo, neužkabinėjų žmonės, kai dabar eini gatvę, va nieko nesakai, tai tik tai, jeigu eina koksai pacanas va šitokis, va tai tik žiūrėk, kad neužkabintų. Arba kaip eini užpakalį, tai kaip jie šneka, kaip jie keikėsi. Aš negaliu klausyti, aš į kitą pusę pereinu, man tiesiog baisu. Ir jeigu eini paskui tokius vaikigalius ir gražiai šneka, tai net ateinu į priekį, pasižiūriu, kas čia per vaikai, kad tokių dabar labai beveik nėra. Visigi keikėsi labai. Bet kodėl? Kas juos to išmoko? Ne, aš tai galvoju, kad čia per daug vaikam duota laisvė. Tikrai. Tikrai. Kur nori dabar, nepareina vaikas ilgiausiai, tamsiai va pasižiūri, kada per lanką niekas neima, pasižiūri, šliaužiai tokie. Pacanai gyva šitokie. Tai ar mes šliaužiotum, kaip mes augom šitai, pabandyk. Neparėt laiko, kaip pasako mama, tai taip gausi, kad net. Aš manau, kad šitas. Šitaip negalima vaikus paleisti. Ir visi vaikai vis savo teisę šneka. Apie teisę sako, o pareigus visai nusispjauti ant pareigų. Pamiršta, nu. Nu, aš nežinau, aš tik čia sakau, kad čia mokykla kalta, čia vien tik tai tėvai kalti. Nu, kaip gali būti mokykla kalta? Kiekgi ten mokytojai sužino iš tiek vaikų, sužiūrės, nesužiūrės. Jeigu mama leidžia, kada nori išeina, kada nori pareina, ką nori daro, pinigų duoda, visko duoda, pas mane visada apskaičiuota būdavo. Aš paklausiu, kam ir niekada jos neprašydavau, tai tokium visokium nesąmonėm. Niekada neprašydavau, kai reikia, aš pati matau, kad reikia. O jūs pati, Genutė, ar vietinė esat? Ne. Atvažiavusi ar iš toli? Iš Prienų. Iš Prienų. Pirmai buvau Jieznas, kaip Jiezną likvidavo, aš, tai dabar Prienų rajonas, tai skaitau iš Prienų, bet Jiezno rajonas buvo. Tada, kaip likvidavau 63-ais, tai aš dirbau Alytuje dar kiek, pusę metų, gal daugiau kiek. Tada iš Alytaus čia aš, kaip anksčiau milicijai dirbau. Tai aš ten tik laikinai buvau. Tai žinau, kad važiavo čia va į Ignaliną, į Vilnių buvo ten seminaras ir šitų vadovų, tai va, pašnekėjau čia iš Ignalinos, sako, mums trūksta sekretoriais. Nu, ir atvažiavau, už kelių dienų čia atvažiavau. Aš va taip, aš neskaičiuoju, va reikia, aš nuvažiavau, aš taip pat. Tokias žmogus. Ir viena dar tada atvažiavo? Viena, žinau, kad viena. Tai atvažiavau 63-ais, kovo 21, atsimenu. Tada buvo kaip tik tai biskučiuką, polaidis tokis, tai paleista, tai tokia taip negražu, va čia va taip, nu labai negražiai, bet aš žinau, vienas ten dirbo Alytuje, šitam priešgaisrinės viršinį, kuris čia Pakretonį pirmas sustojimas, vas iš Pakretonės. Sako, važiuok, pas mus labai gražu. Patikėjot? O, patikėjau. Nu ir nieko, nu ką atvažiavau, tai iš pradžių, kaip visada, sunku, nieko nepažįstu, absoliučiai nieko. Na, paskui jau, aišku, ir suradot vyrą, ar ne? Tada šeima. Paskui, nu gyva, iš čia gyvenu, aš va tenai per gatvę, nu ir supažindino mane šeimininkė. Ir jis sėdėjęs šitam kalėjime rusų laikais. Nu ir kaip sužinojo, čia dirbo toks Kolesničenkas saugumietis. Paskui, kas čia dar nežinau. Ir sužinojo, tai pasakė, viršininkas buvo Rumba tokis, milicijos viršininkas. Tai sakė, arba tas vyras, arba darbas. Nu, tai man šeimininkė sakė, spjauk, tu sako, į tą darbą, kaip tu nerasi darbų. Ir išėjau, liepė išeiti. Jo, bet vis tiek paskui rado darbą, kitą? Nu, paskui prokuratūrą. Tai va, prokuratūroje 34 metus atidirbau, o milicijai 5 metus. Nu, aš taip ir likau čia. O į savo buvusią tėviškę ar kada nuvažiuojat? Nuvažiuoju, čiagi brolis mano gyvena. Aš čia pagyvenau, kiek nežinau metų, gal 2-3. Jis grįžo iš kariuomenės, tai aš čia šitą... Prisiviliojot, pas mane gyveno 3 metus. Ir paskui apsivedė ir čia va liko. Tai gerai. Tai gerai, ne viena, vadinasi. Ne. Nu tai mes nuvažiuojam kiekvienais metais nuvažiuojam. Iš vidurio Lietuvos atvažiavusi ir čia jau gyvenanti 41 metus, Genutė apsiprato, tik ignalinietiškai kalbėti neišmoko. Man čia vietinė kalba nepatinka. Brolis pagyveno, kiek ir jis jau pasidaiva čia kalba kaip čia. Aš kaip parvažiuoju namo, tai sako, nu va, sako, jau šitą, sako, matosi, kad gyvena Ignalinoje, o aš, sako, tas pats kaip išvažiavai, tokia ir likai. Vat aš tokia, aš labai kalbai, man nepatinka čia kalba. Negražiai skamba. Negražiai. Dar iš pradžių su vyru tėvu, dar mes nesušnekėdavo, kai išnekam, atsimenu, tai Juozas pirko malinarką, sako. Tai aš dabar galvoju, kas čia per malinarką, nes svarbiausia, kad nemoka paaiškinti, ką reiškia. Nu tai laukiu, kada vyras grįžti, tada paaiškina.
Nu taip, tokių va žodžių, tai čia atskirai žodžiai, bet iš vis man kalba čia nepatinka. Čia Ir nepripratot? Ne. Ir aš nenoriu. Aš norėčiau tai įrašyti, bet aš nenoriu. Ir vat, mergaitė jau pagyvenau ten irgi kaip tai nelabai va taip. Tai aš vis ją patvažiuoju, tai vis aš ją taisau. O sakau, jau pripratai. Nepyksta? Nu ne, nu ką, ji mane žino. Kad ir kada nepatinka, tai sakau, nu aš mama sakau. Nieko, kad sakau ir pasakau. Nepatinka, tai praeisi, čia nesvetimas pasako. Nesvarbu, ar šito klausimo, ar kito. Jūs tiek daug dirbot, galima tai pasakyti, įdomų darbą. Iš pradžių milicijoje, po to prokuratūroje. Ir ar tai paliko pėdsaką jūsų gyvenime, tas darbas? Kokia prasme? Sakykime, kažkokie galbūt atsitikimai, įvykiai, kurie kažką... Daug labai prisimenu, kaip ateina, niekad neužmiršiu, kai viena moteriškė atėjo, sena moteriškė atėjo pas prokurorą, atsinešė pantį tokį, kur karvės pančioje. Ir sako, va žiūrėkit, sako, aš sūnui nedaviau 10 litų buteliui nusipirkti degtiniai, tai sako, jis mane norėjo pakart. Su šitu pančiu, tai va niekaip man neišdyla, aš tas čia dabar matau. Ir dabar matau tą moteriškę. Tai įsivaizduokit jūs, kaip šitą mamai šitaip va, atėjo atsinešė tą pantį. Kokie žmonės būna? Taip. Bet vien už tai, dėl kad nedavė degtiniai pinigų. Ir tokių vat įvykių labai daug. Ir dar aš daug metų dirbaugi šitam teismegi tarėja. Irgi ten prisižiūrėjau labai. Bet kaip atsiribot nuo viso to blogio? Jūs sako, labai sunku užmiršti, išėjai iš darbo ir pamiršai. Juk taip nebūna. Vis tiek kažkurį laiką lieka tas, galvoja apie tai. Iš pradžių buvo sunku. Kaip tik išėjau, kad vyras buvo miręs tada. Tai kaip atėjau vieną, tai labai sunku, labai, aš toks žmogus, aš labai prie visko priprantu greit. Vis tiek žinau, kad kitaip nebus. Tai sunku, va šitai, paskui pripratau, kaimynai visi geri, va su visais kaimynais sutinku niekad nei žodžių, niekad nei vienam. Ir šitą, ir darbo, aš darbo prisimenu daug ką. Ir dabar dar atsimenat? Atsimenu iš darbo, kaip kartu, va, ne tik tai prokuratūros, bet ten ir teismas kartu, ir policija kartu, taigi visas tas moteris, visus darbuotojus, kaip sustinku, tai man kaip savi visi. Iš tiek metų pradirbusgi. Ypatingai va teismo šitos visos moterys, man kaip savos visos, ir sutinkam visada, ir sueinam, ir aš nueinu, ir pas mane ateina, apsilanko, nugi. Aš toks žmogus, va, kad aš, nežinau, aš žmogui niekada blogo nelinkiu. Man visi geri. Sakau, su kaimynas niekada nei žodžių niekam nepasakiau. Nei man nieko. Žodžiu, nežinau. Gal už tai, kad aš vargu daug mačius, gal. Gal vargas užgrūdino, gal tėvai skiepijo, o gal ir gyvenimas išmokė. Anot Genutės visko buvo ir visko dar bus, taip pasaulis sutvarkytas. Svarbiausia aplink matyti šviesiasias gyvenimo pusės, kaip tame dukters nutapytame paveiksle. 85-asias įkūrimo metinės švenčianti Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnyba pagerbė savo veteranus. Šio jubiliejaus progos specialiais medaliais apdovanota apie 200 Lietuvos veterinarijos darbuotojų, tarp kurių 4 ignaliniečiai. Rajono veterinarijos tarnybos vadovas Laimutis Ragaišys susirinkusiems savo darbuotojams sakė, jog per 10 jo vadovavimo tarnybai metų toks iškilmingas suėjimas vyksta pirmą kartą. Jis perskaitė Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Kazimiero Lukausko įsakymą jubiliejiniais medaliais apdovanoti 3 veterinarijos gydytojus šiam darbui pašventusius po 40 metų ir daugiau. Stefanija Tilindienė Ignalinoje dirbo nuo 62-ųjų, prieš tai dar darbavosi Šiluvoje, buvusiame Tytuvėnų rajone. Ignalina pateko vyro dėka, dabar jau pensijoje. Kaip tas darbas, nesigailit, kad jūs pasirinkot būtent tokią specialybę kažkada? O ne, aš norėjau būti medicinos gydytoja, bet tuo laiku tai buvo, kad mano charakteristika tėvo netiko. Ir, sakau, neleidžia gydyti žmonių, tai gydysiu gyvulius, tuom ir baigėsi. Antrasis medalininkas Antanas Juodelis Ignalinoje nuo 52-ųjų atvyko pagal paskyrimą iškart po mokslų, beveik visą laiką vadovavo veterinarijos tarnybai rajone. Per tiek metų, daugiau nei pusę amžiaus, tai žinoma, be to viso įprastinio darbo būna ir visokių nuotykių, visokių staigmenų, netikėtumų, kas jums, sakykime, per tuos visus 50 metų gal labiausiai įsiminė. Gal kad tik pradėjus dirbti, toj papeikimą gavau griežtą. Už ką? Už arklių brakavimą.
Tai čia gal profilaktikai buvo. Nu, tada labai buvo atina toks, kaip tai, kai sako, biurokratizmas. Neleisdavo kolūkiam arklių. Turi būtinai, ar jis gyvas, ar ne, turi laikyti ir viskas. Na, mes pabrakavom viską ir dar metų nedirbęs iškvietė kolegiją ir taip rusiškai tada buvo svarstę, sakė, strogo vygaurs nesenėm ličnėje dėlą, tai taip ir užrašė. Tai va, tai pats pirmas mano, vietoj to, kad kokis paskatinimas, tokia bausmė buvo. Jis buvo pirmas, ar buvo paskutinis? Paskutinis. Vytautas Terminas veterinarijos gydytoja dirba nuo 56-ųjų, nors dabar taip pat jau užtarnautame poilsyje, tačiau pasak jo, kai kolegos paprašo, kartais jiems dar padeda. Paprastai veterinarijos gydytojai tai gydo tuos žemės ūkio gyvulius, arkliai, karvės, kiaulės ir taip toliau. Ką jums tokio neįprasto, galbūt kokį gyvūną teko gydyti? Neįprastas tai būna šuneliai. Šunelius labiausiai myli žmonės, ypatingai miestiečiai. Ir man namuose į garažą atnešė suvažinėtą šunelį. Nuo smūgio jam buvo išėjusios žarnos. Sakau, nieko nebus, jį reikia užmigdyti. Daryk, daktarė, viską, ką galima. Aš atstačiau viską gražiai, paskui po 3 dienų. Įvyko tas, ką aš sakiau. Jo, čia man. Kada veterinarijos gydytojas ruošia, sakykime, ten yra kokia tai specializacija, kad būtent yra dabar gydytojo tokia specialybė, vat, būtent naminiams gyvūnams, tai yra katėms, šunims, ten gal papūgoms, ką dar ten namuose dabar laiko? Nu, tokia specializacija be abejo yra dabar, bet pas mus tais laikais, anais, tai buvo užmirštos ožkos, šuneliai, katės, kadangi žmonės tada labiau vertėsi pienininkystė, karvelės svarbiau, paršelius augindavo, tai mes buvom kažkaip tai atitolę. Miesto gydytojai prie šio darbo buvo artimesni kažkaip. Dabar miestuose tai yra tos ir specialios ligoninės, sakykime, šunų ir panašiai. Ar jūsų manimo nereikėtų ir tokiam miestelį kaip Ignalinos kažką panašaus turėti? Nes tokių problemų tai su šunim katėm tai iškyla daug. Iškyla daug, aš nežinau, čia turbūt galėtų pagalvoti tarnyba rajono veterinarinė, nes dabar kažkas tai Visagine užsiminėja, šiaip tai mes siunčiam į Vilnių, čia Utenoje yra stambesnis miestas, tenai, bet Ignalinai tai taip prašo, vat neseniai prašė, kad čia priklauso nuo nuotaikos mūsų, galim, negalim. Taip. Visi apdovanotieji, sakė, buvo maloniai nustebinti šią pagarbą ir dėmesį jiems, dėkojo, kad jų darbo neužmiršo. Pasak Vytauto Termino, sovietmečio veterinarijos darbuotojų medaliais niekas nelepino, į jų triūsą dėmesys atkreiptas tik pastaraisiais metais. Jubiliejiniu medaliu apdovanotas ir Ignalinos veterinarijos tarnybos direktorius Laimutis Ragaišys. Mieste keičiasi šiukšlių surinkimo tvarka, nuo šiol jau nereikia budėti laukiant buitinių atliekų surinkimo mašinos. Jau anksčiau pasakojame, kad mieste bus pastatyti šiukšlių konteineriai, į kuriuos buitinės atliekas galėsime išmesti bet kurio paros metu, patogiu mums laiku. Taip dar pernai gruodį yra nusprendusi rajono taryba. Šią savaitę šie konteineriai jau pastatyti visur, kur paprastai sustoja šiukšlių surinkimo mašina. Nors reikalas įprastas ir paprastas, vis dėlto uždarosios akcinės bendrovės Kompata direktorių paprašėme papasakoti apie šią naujovę. Naujieji buitinių atliekų konteineriai pastatyti ne tam, kad mes viską piltum, bet tik tai buitinės atliekas. Antrinių žaliavų konteineriai taip pat stovės ir rūšiavimas taip pat bus, nuo gyventojų aišku priklausys pats rūšiavimas, bet tai šita mūsų paslauga žada ir ateityje plėstis. Konteineris yra gan paprastas. Kviesčiau gyventojus, kad nepaliktų atidaryto dangčio, kadangi ir varnos, ir katės, taip sakant, tą turinį gali išdrapstyti aplinkui, o kaip yra priimtos rajono tarybos taisyklės, mūsų kaip operatoriaus pareiga yra paimti buitinių atliekų konteinerį į tą specmašiną, jį ištuštinti ir jeigu pasitaikytų atliekų iškrentančių iš mašinos, mūsų pareiga jas surinkti. O išdrapstytas atliekas turėtų tvarkyti kiemsargiai, kurie priskirti yra prie daugiabučių namų.
Ko ir kokių atliekų negalima į tuos konteinerius naujus pilti? Naudodamasis progą noriu pakviesti gyventojus laikytis mūsų siūlomos tvarkos, kadangi, žinot, jau ne pirmus metus šiukšlių atliekų surinkimo mašina dirba ir yra presuojanti, yra specialus presas viduje ir mes negalim presuoti stambių, kietų atliekų. Tai, kiek žinom, mieste pasitaiko ir senų klozeto bakelių, ir plytgalių, ir metalo atliekų. Mes pagal atliekų tvarkymo taisyklės turim į metus 2 kartus apvažiuoti su atskira mašina, krovininė, tą ir darydavom. Dabartiniu metu, kai atsirado konteineriai, jaučiam, kad gyventojai pradėjo švarinti savo rūsius, kuriuose yra stambiųjų atliekų. Todėl planuojam vasario mėnesio viduryje iš anksto paskelbę grafiką apvažiuoti, kad gyventojams būtų patogiau. Daug kas nuogąstauja, kad arti namų esantys konteineriai vasarą skleis nemalonų kvapą. Ir dar kartą sakau, kad tai viskas priklausys nuo pačių gyventojų. Šie konteineriai skirti kietom buitiniam atliekam. Jeigu pilsim pamazgas, jeigu bus dangtis atidarytas, taip, kvapas niekur dings, bet mes juos pastoviai matysim ir neleisim, kad jie būtų perpildyti. Bet kokie skundai, pasiūlymai, pastabos ir pageidavimai dėl naujų konteinerių? Visą parą telefonu, kurio numerys 5 20 95. Praėjusį savaitgalį Lietuvos žiemos sporto centre varžėsi geriausi Lietuvos sportininkai. Vyko šių metų Lietuvos slidinėjimo čempionatas. Oras buvo geresnio nesugalvosi, todėl čempionatą aplankė ir daug žiūrovų, tarp jų ir rajono meras Bronius Ropė. Jis pirmąjį slidininkai paskelbė ir startą, bendravo su sportininkais. Varžybose apsilankė ir svečias iš Vokietijos Birino miesto, ignaliniečiams gerai pažįstamas Maltos ordino atstovas Frankas Jansenas. Įvairiomis dienomis čempionato kovą stebėjo Lietuvos sporto vadovai, Tautinio olimpinio komiteto atstovai. Susumavus čempionato rezultatus, jie tokie. Moterys 5 km klasikinis stilius. Pirmoji vieta Irina Terenkeva iš Visagino, antroji vieta Auksė Dervinytė iš Utenos, trečioji liko Jurgita Kančiauskaitė iš Vilniaus. Moterys jaunės tą pati 5 km distanciją. Pirmoji finišavo uteniškė Auksė Dervinytė, antroji ignalinietė Miglė Bindoriūtė, trečioji Jevgenija Kolga iš Visagino. Moterys 10 km laisvas stilius. Pirmasis 2 vietas pelnė visaginietės Irina Terenkeva ir Natalija Kašergina. Bronza atiteko vilnietė Jurgitai Kančiauskaitei. Moterys estafetė 3 po 5 km. Auksus atiteko Visagino komandai. Sidabras liko Ignalinoje, o bronza iškeliavo į sostinę. Moterų veteranių varžybose pirmavo vilnietė Jūratė Kančiauskienė ir Natalija Terenkeva iš Visagino. Vyrai 10 km klasikinis stilius. Auksą ir sidabrą įsivežė visaginiečiai Aleksejus Novoselskis ir Jevgenijus Nevzorovas, trečias liko Nikštėnas Marijus Rindzevičius. Tarp veteranų šioje rungtyje bronzą iškovojo ignalinietis Albertas Cicėnas. Vyrai jauniai 10 km klasikinis stilius. Lietuvos čempionu tapo uteniškis Dainius Mažliokas, antroji vieta atiteko ignaliniečiui Mantui Stroliai, trečioji Nikštėnui Mantui Bokulai. Vyrai 15 km laisvas stilius. Triumfavo Visagino slidininkai, užėmė visas 3 prizinės vietas, tai Aleksejus Novoselskis, Jevgenijus Nevzorovas ir Vyatislavas Rumensovas. Veteranų varžybose šioje distancijoje visas prizinės vietas užėmė vilniečiai. Ir vyrų estafetė 3 po 10 km. Komandų rikiuotė tokia. Visagino pirmoji komanda, Anykščiai ir Vilniaus pirmoji komanda. Veteranų estafetėje antrą vietą iškovojo mūsiškė Ignalinos komanda. Čempionato prizininkų apdovanojimai vyko prie rajono savivaldybės. Medalius įteikė rajono meras ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Visauskienė. Individualių rungčių prizininkai kiekvienas gavo ir dovanų. Tai visa informacija šiandien. Dėkojame, kad buvote kartu ir kviečiame vėl susitikti kitą sekmadienį.